Sveiki bičiuliai, ruduo, na ir rudeninis išpardavimas AliExpress'e. Kaip matote, yra nemažai kuponų kodų, kuriuos galima panaudoti, įsigijant kažką žūklei ir ne tik. Na ir yra produktų, kurie yra pigiau šio išpardavimo metu, taigi pritaikius kuponų kodus bus galima gerokai sutaupyti. Na ir yra keli naujesni produktai. Tai va, iš karto gal ir pradedam su ta mintim, kad nedaryti šito video labai ilgo. Taigi pradėkim nuo avižadrebio temos. Naujas masaliukas, Tipsy kopija, yra visos geros spalvos, netaip senai atsirado, tačiau jau nemažai parduota, atsiliepimų nėra, bet žinant šitą masalą, žuvis jį mėgs ir žinant, kaip gerai Superkontinentas kopijuoja masalus, turi viskas būti gerai. Taigi išbandykite įvairias populiarias spalvas. Tepalas, balta, šita, tokia tamsi rožinė, šviesi rožinė ir taip toliau. Puikus masaliukas, galima trumpinti, galima pirkti dviejų dydžių, 3 cm ir 5 cm. Kitas masaliukas jau nenaujas, atsirado prieš kokio 1,5 mėnesio, bet pažiūrėkit, kiek parduota virš 2000, na ir tame tarpe esu ir aš. Ir išbandžiau jau keletą jų spalvų be konkurencijos, kas liečia, sakysim, strepečius, kuojas, karšius. Šita spalva yra be konkurencijos, man aš bandžiau įvairias, tai H spalva išbandykit, manau, veiks ir jum. Ypač strepečių ir karšiui pastebėjau, su kitom spalvom nepavyko, užsidėjus šitą kibimų pavykdavo sulaukti gana greitai. Tai būtinai keletą pakelių, už tokią kainą dar bus pigiau grybo ir turėsit keliems metams. Kitas dalykas tai yra karoliukai volframiniai, čichedų arba avižėlių gamybai. Jau kalbėjau apie šituos, bet esmė, gal nepaminėjau esmę, kas liečia šitos karoliukus, taigi, kaip matote, jie yra tokio lašelio formos ir jie labai tiesiog, mano skoniui tiesiog puikiai tinka su kabliukais, kurie yra ilgakojai museliniai skirti kabliukai. Tai uždedi tą karoliuką, lieka daug, sakysim, kabliuko vietos užverti masalui, na ir tas karoliukas labai gražiai sėdi žemiau svorio ašies. Tai puikus variantas, tikrai išbandykit, šituos labai gražiai sėdi ant kabliuko. Na ir visas čichedas gražiai sėdi ir tada masalas gražiai užsideda irgi tiesiog daug geriau atrodo negu kiti karoliukai. Turiu omeny tokius karoliukus, bet vėlgi, kol kas tų offsetinių didesnių nėra, o kai reikia, pavyzdžiui, man užskandinti ten tą mažą avižą arba mažą masalą, ten, sakysim, 3 metrų gylį, lengvoj srovėjai, ten su 0,5 gramuko nieko nepadarysi, reikia jau kombinuoti ant keletą uždėti šitų svorių ir taip toliau. Ir vis tiek neskęsta taip greitai. O yra pirkti jų ir didesnių, kaip matot, 5,5 mm, tai čia jau bus 1,2 gramo, tai tokį jau svorį galima su labai plonu valu skandinti tenais ir srovėjai ir, sakysim, kai taikomas į karšius tenais, kad ir kuojas didelės ir taip toliau. Tai lenkiu čia prie to, kad yra didesnių svorių volframinių karoliukų, jeigu reikia, pasižiūrėkit. Jau jie nėra pigus, šiaip pasižiūrėjus kainą 15 eurų plus siuntimas, bet gaunat 50 ir, sakysim, vieno tokio svoris yra 1,2 gramo maždaug, kaip minėjau. Taigi, sakysim, dar nusipirkus kabliukus, sakysim, už 20 eurų gausi ten 50 volframinių džichedų. Tai atrodo kaip ir brangu, bet iš kitos pusės jokioj parduotuvėje negausit 50 volframinių džichedų už ten 20 eurų. Čia tikrai taip nebus, taigi kaina vis tiek čia yra gera. Dabar kitas variantas, vėlgi tęsiant avižadrebio temą, yra šitas kotelis, kuris jau pasirodė vėlgi jau kelios savaitės, kaip matot, parduota šimtai ir visi geri atsiliepimai. Padarysiu apžvalgą jo netrukus kitam video, na ir galėsit pasižiūrėti. Neblogas variantas, tik tai paminėsiu, kad netrukus,
lapkričio mėnesį bus lengvesnė šito koto versija, klausiau pas MeFine, sakė bus lapkričio mėnesį, tai vat, sakyčiau, jeigu užsiemat rimtai vižadarbiu, pirkit abu variantus, pirkit dabar, nes kaina gera ir po to pirkit lengvesnį, turėsit abu skirtingoms situacijoms. Gerai, judam tolin apie aprangą. Rudens išpardavimas, na ir logiška pakalbėti apie aprangą, ar ne? Taigi, softshell kelnes, šitas kelnes naudoju, nežinau, žūkliai kokie 6 gal metai, na ir tiesiog susidėvi, arba maždaug susidėvi, jau laikas ir išmesti kai kurias, taigi kasmet nusiperku vieną porą, kad turėti kažkur, kai reikės pasikeisti. Taigi jos labai puikiai, sakysim, kas liečia šildo, šiek tiek kvėpuoja, na ir apsaugo nuo lengvo lietučio. Dydžiai čia jau yra, kaip matot, sako, aziški, taigi jeigu nešiojant, sakysim, arba esat large, didelis, tai tada reiktų pirkti 3 dydžiais didesnį. Tai va, aš visada perku 3 dydžiais didesnį ir visada pataikau. Yra keli skirtingi stiliai, tai va, šitas yra fainas toksai stilius, šiek tiek liaunesnės, sakysim, kojos ir užtrauktukai yra šonuose, tai va, yra toks variantas. Pasižiūrėkit, siuntimas nemokamas, šiek tiek pigiau, na ir sutaupysit panaudodami kuponus taip pat. Labai puikus variantas, iki pat žiemos judam tolyn. Taigi artėja, sakysim, vėgėlių sezonas, na ir šiaip dienos trumpėja, vakarai ilgėja, kas žvejojat vakarais arba tiesiog reikia tokio patikimo, neperšlapančio žibintuvėlio, kurį galima pakabinti patogiai kažkur, tai šitas variantas yra puikus. Yra keli režimai, yra ryškesnis, mažiau ryškus ir diskoteka, kaip sako. Testavau šį, na ir ant to ryškiausio režimo berods man, čia yra dar keli galingumai, dabar jau neatsimenu, kurį aš ten pirkau, bet ant galingiausio nustatymo man tai švietė tik tai, nežinau, 3-4 valandas, tiek, kiek aš stebėjau jį. Tai ant to lengvesnio arba mažiau šviesos išspinduliuojančio režimo turbūt bus 2 ilgiau arba 3 ilgiau. Tai sakau, vėgėlėms arba dar kur nors, kur reikia tokio pigaus, nedidelio ir neperšlampančio bus pats tas. Na ir priedo kraunasi per USB-C, kiek atsimenu. Tai puikus variantas, pasižiūrėkit, įsigykit, būsite patenkinti. Dar kitas variantas, kas mėgstate žvejoti, sakysim, su britkelnėmis, tai labai rekomenduočiau įsigyti tokį dalyką, čia tokie paprastos apsaugos, jos ne visai skirtos britkelnėm, bet šitas dydis aš išbandžiau ir dabar naudoju, tinka ir su britkelnėm, na ir dideliais britkelnių batais. Tai kad apsaugo tą vietą, kur yra apie batus arba prie batų, nes ten susidėvė, kai trinasi kojos viena į kitą arba ten medžiaga viena į kitą, ten susidėvė. Tai tokius dalykus būtinai įsigykit, kas braidot lašišas gaudydami arba ten šiaip braidydami kažkur. Tai pigus variantas apsaugoti brangioms ir pigioms visoms britkelnėms. Kitas dalykas, apie kurį pakalbėsiu, tai yra galastuvėlės. Čia gal ne visai žūkliai, bet žūkliai irgi tinka. Esmė, su juo yra galandami peiliai, na ir peiliai gali atšipti ir, sakysim, žvejojant, valant žuvę ar ten pjaustant kažką ir taip toliau. Čia yra toksai naglas, kur yra, sakysim, kampas tinkamas 20 laipsnių, galasti peiliams ir turi skirtingas ten 4 ar 5 pusės su skirtingo rupumo, sakysim, galastuvais, yra netgi oda, kad užbaigti galandimą, kad padaryti labai jau ten glotnų. Tai originalai šito reikalo kainuoja apie 50 €, kiek atsimenu. Tai čia gaunate šiek tiek pigiau, taip švelniai tariant. Kaip matot, parduota nemažai, atsiliepimai neprasti. Manau, patiks ir jum. Išbandykite, jei domina. Kitas dalykas tai yra liniuotė skirta žuvies matavimai. Kaip matot, parduota nemažai, atsiliepimai labai geri. Skalė yra iki ten 125 cm, tai labai mažai tikėtina, kad sugausit kažką ilgesnio, nebent ten kokius šamus gaudot, bet šiaip, sakysim, lydekom, ešeriams, starkiams, lašišoms, upėtakiams pats tas.
labai kompaktiškas toksai reikalas, tai vat susivinioja gražiai ir šiek tiek netgi yra apsauga, sakysim, jeigu ten kokio betono, sakysim, žuvis yra matuojama, yra net apsauga šiokia tokia, kad žuvis nesusižalotų, jeigu galvojate ją paleisti. Kaip matot, ilgis 30 cm, skersmuo 16, labai kompaktiškas, galima užsisekti kažkur su karabinais, vat, kuprinės ir nešiotis. Lengvutis taip pat, kol ne šlapas, bet šiaip jisai daug vandens nesugeria, jeigu ką. Tai va, išbandykit tokį reikalą, judam tolyn. Kas užsiemate lašišų žuklę arba žvejojat, sakysim, Nemune, Nery arba dideliuose ežeruose, kur reikia tolimo metimo ir žuklė užtrunka ilgai, tai reikia labai gerai subalansuoto koto, lengvo koto. Tai šitas variantas tai yra nerealus. Nėra pigus, tikrai nėra pigus, nepavadinsi koto iš AliExpresso už tiek pigiu. Bet vėl galima panaudosit kuponų kodus, tai ten gausis gerokai pigiau. Bet esmė, kodėl jisai yra toksai brangus, ogi todėl, kad jo gamybai arba blankų yra panaudota šita anglis Toraika M40X. Tai aš turiu šitą kotą kažkurioje versijoje, šitoje aš turiu 9.1 MFS. Tai subalansavus su tinkama ritele, ten reikia šitam kotui apie 300 gramų ritės, tai yra balansas nerealus, na ir kotas jaučiasi kaip koks ultralaitas ir gali ten mėtyt visą dieną, rankos nenori nukristi. Tai ir lengvutis kotas prie 2,70 m, užmetimas iki 45 gramų, 131 gramukas, tai yra nerealu. Tai lašišoms arba salačiams, bet kur reikia gero koto lengva, bus pats tas. Matyt, šiam kartui tiek. Dėkui, kad žiūrėjote. Na ir dar kartelį paminėsiu, kad visi produktai, apie kuriuos kalbėjau, turės nuorodos apačioj po šiuo video. Na ir ten pat rasite visus kuponų kodus. Iki.